Sveiki, vėl susitinkam mūsų pokalbiuose apie kuksando. Ir šiandien noriu pakalbinti Tomą būtent tokiu klausimu, kuris kyla daugam, kas išgirsta kuksando. Kas yra kuksando? Taip, laba diena. Ir taip, kas yra tas kuksando? Iš tikrųjų, tai kuksando yra sveikatos mokymas iš Korėjos kalnų apie žmogaus gyvybės energiją ir jos cirkuliaciją. Jeigu šitas terminas yra, gal ne kiekvienam aiškus, tai kaip mes tą gyvybės energiją sutelkiam ir užtikrinam jos cirkuliaciją, tai mes tai darom judėdami, kvėpuodami, medituodami, spausdami akupresūros taškus, sutvarkydami mitybą, ir apskritai darydami tokias gyvenimo būdo korekcijas, kad pasiektumėm savo vidinę harmoniją ir kad sustiprintumėm savo kūno savireguliacijos funkcijas, nes mūsų kūnas turi galimybę pats tvarkytis su problemom, negalavimais, skausmais, tik tai mes dažnai, mums trūksta harmonijos, trūksta balanso ir kūnas negali to padaryti. Tai kuksando yra apie tai, kaip tą harmoniją atkurti. Tu paminėjai gyvybės energiją. Kas tai yra? Nes, būna turbūt, kas išgirsta tai pirmą kartą tokią frazę, gyvybės energija. Arba mano, kad tai yra kažkas tokio labai ezoteriško, tikrai iš to pasakų pasaulio. Tai aš visada sakau taip, kad iš tiesų tas žodis gyvybės energija, energijos apskritai sąvoka, vakarų netgi medicinoje jau yra naudojama apie 100 metų. Galų gale yra fizika, ne? Kur mes... Yra fizika, yra galų gale ta pati elektrokardiograma, kurią turbūt kiekvienas gyvenime yra daręs, net ir vaikai prieš mokyklą irgi turi pasidaryti ją. Tai kaip jūs manot, ką tenai tikrina? Tai irgi tengi yra elektros kažkokie impulsai, kuriuos matuoja. Tai ta energija ir yra. Tai jeigu nepatinka tas žodis, mes kartais sakom, nors tai nėra visai tikslu, bet sakykime kraujas. Kraujotaka, sakykime limfa. Visa tai, kas sukuria mūsų gyvastį, gyvybę, sveikatą. Bet žinai, kai žmogus neturi jėgų, jisai tikrai sako, aš neturiu energijos. Tada nekyla klausimo, kas ta energija yra ir iš kur jinai atsiranda. Juolab, jeigu užduosim klausimą, širdis varinėja kraują, o kas mūsų širdį veikia, kad jinai varinėtų tą kraują, iš kur tas pats pirmasis impulsas. Tai tų klausimų galima gilin ir gilin vesti. Ir nebūtinai visus atsakymus mes rasim, ypač, žiūrėdami tuo savo vakarietiškų protų. Tai kartais čia vėlgi labai gražiai rytuose jie sako, kad turbūt jie dažnai susiduria su tuo, kad žmogus iš kito pasaulio, iš kitos remdamasis kita filosofija, jisai ateina su savo žiniomis ir jam labai sunku priimti tas kitas žinias. Tai yra labai gražus toksai pasakymas, kad jeigu tu ateini pas mane gerti arbatos, tai tu ateik su tuščiu podeliu, kad aš turėčiau kur įpilti. O neteik su savo arbata ir nepradėk piktintis, kad mano arbata yra bloga, nes aš tau net neturiu net kaip su ją pasidalinti. Tai čia irgi norėtųsi šitą pokalbį galbūt pradėti tais tuščiais podeliais. Aha. Nuo pačių pradžių. O būna su pilnu podeliu ateinančių? Vis mažiau, nes dabar jau žmonės ateina iš tiesų, vieni smalsumo vedini, dažniau ateina vedini problemų ir jie jau nori sprendimo, jie jau nebeieško, jie nebenori ginčytis. Jie jau turbūt supranta, žino, galų gale kuksando jau yra ne pirmi metai, kai mes apie tai kalbam ir jau yra labai daug žmonių, kurie pajuto tą poveikį. Bet anksčiau tikrai tai būdavo. Kokios yra pagrindinės dalys kuksando? Galbūt mes sakom kuksando praktika, kuksando pratybos. Kas jose vyksta? Kuksando pratybos, pilna praktika susideda iš tokių 3 pagrindinių dalių. Tai pirmoji dalis yra skirta atsipalaiduoti, nuraminti protui ir atpalaiduoti kūną. Kam to reikia? Tam reikia, kad mes galėtumėm pasiruošti kvėpavimo meditacijai. Nes yra sakoma, kad šiaip žmogus, kuris, tarkim, jūs grįžot iš darbo ir sakot, kažkur girdėjau, kad dabar turėčiau atsisėsti arba atsigulti, nusiraminti ir dabar aš medituosiu. Tai ta meditacija geriausiu atveju prasidės po 20 minučių, o greičiausiai dar ir kur kas vėliau, todėl, kadangi mums taip atrodo, kad aš jau grįžau ir aš jau noriu nurimti, o mūsų mintis dar negrįžo. Mintis dar gali būti kažkur tenai, darbe, reikaluose ir jos zuja ir jos neleis mums nurimti. Todėl kuksando turi metodiką,
atsipalaidavimo pratimus, mes juos taip vadinam, bet jie puikiai tinka ir ryto mankštai, jie puikiai tinka. Tikrai taip. Taip, jie puikiai tinka ryto mankštai ir jie puikiai tinka tam momentui, kada mes jaučiamės, kad mums reikia nurimti. Nes darydami tuos pratimus, mes labai susitelkiam į save, mes išjudinam visus sąnarius, atpalaiduojam raumenis, reiškia mes leidžiam energijai tekėti, nes jinai sustingusi. Jeigu kūnas sustingęs, jeigu yra įtampos, energija neturi kur tekėti ir mes prastai jaučiamės. Energija pradeda tekėti, darant tuos pratimus labai nurimsta protas ir mes visiškai pasiruošiam arba meditacijai, arba jeigu mes nedarom pilnų pratybų, tada mes pasiruošiam dienai, jeigu tai yra, tarkim, ryto mankšta. Po to, kada mes atsipalaiduojam, yra kvėpavimo meditacija. Kvėpavimo meditacijos metu per kuksando praktiką mes surenkam tą energiją, sutelkiam. Dažnai yra problema žmogaus, kad jisai neturi energijos. Nors būna aišku, kad ir dėl ligų, dėl kitų dalykų būna, kad jin tikrai sumažėja, bet daug didesnė problema yra, kada ta energija yra tiesiog išsisklaidžius. Įsivaizduokit rūką. Kaip rūkas. Ir mums ją reikia sutelkti, surinkti, tai meditacijos metu mes jas surenkam. Ir po to, kai baigėsi meditacija, mes vėl pratimų pagalba tą energiją vėl užsukam jos cirkuliaciją, kad jinai tekėtų, kad jinai maitintų mūsų kūną, mūsų vidaus organus, smegenis. Sakykime, kaip gal negražu, gal neteisinga vesti tokias analogijas, bet gal kaip nervų sistema. Tam vakarietiškam protui galbūt lengviau yra suprasti, kad tas impulsus mes tada paleidžiam, paskleidžiam po visą kūną. Aha. Aš pamenu, praktikos pradžioj, mano pačios praktikos pradžioj darydavau dalimis. Būdavo, kad neturiu laiko, padarysiu tik tai pradžios pratimus, kvėpavimo meditacijoje, juolab, kad pabaigos pratimai, jie gal gali pasirodyti kartais pradedančiajam, jie tokie sunkesni galbūt, ne? Aš jų nedarydavau, nes taip buvau nusprendusi, kad man užtenka 2 pirmųjų dalių. Labai greitai vėlgi atsirado pojūtis, kad darau, o nėra kažko trūksta. Ir pamenu, tada tu ar meistras Algirdas pasakė, tai greičiausiai tai yra tai, kad tu nedarai ir nepaskirstai vėl su savo tos sutelktos energijos. Taip, ir čia yra labai dažnai iš tikrųjų problema, todėl kadangi mums, vakariečiams, dažnai atrodo, ir aš labai dažnai tą girdžiu, kad aš dabar buvau pas jūs, prieš tai buvau kitoj praktikoje, tada dar buvau sporto klube ir dabar iš viso šito aš susidėliojau savo labai tinkamą, nežinau, pratimų kompleksą ar kažkokią tokią rutiną, taip, kas man patinka. Ir čia būtent ir yra tai, kad mes, kai patys susidėliojam ne tai, ko mums reikia, bet kas mums patinka. Mes pataikaujam. Kas lengva, žinom. Ir mes pataikaujam savo kažkokiam silpnybėm. Ir čia yra didžiulė problema, kuri yra nutikusi su daugeliu praktikų, nes būtent jos jau yra adaptuotos, jau jos net nebepasiekia mūsų pilnos. Jau ne tai, kad tu pats susimažini, bet jau tau ją atneša sumažinta, patiekia. Tai kuksando, jis dar to nėra su juo įvykę, nes jisai labai neseniai yra paskleistas žmonėms. Jisai buvo slepiamas kalnuose, nes Korėja buvo viena labiausiai, jin buvo labai puldinėjama visų šalių, tiek mongolų, japonų, kinų. Ir jie visas savo tokias nacionalinės vertybės slėpė kalnuose. Tarp jų ir kuksando praktika. Ir jie perdodavo iš lūpų į lūpas, beje, šita praktika, kuksando meistrai Korėjoje sako, kad šitai praktikai yra jau beveik 10 000 metų, kas galbūt skamba kartais ir neįtikėtinai, bet kada mes žiūrim jų vadovėlius, žiūrim istorijos knygas, kada mes žiūrim, ką jie iškasa kapavietės kasinėdami ir visokias šventiklas, tai iš tikrųjų matom, kad tikrai taip gali būti iš to, ką jie randa. Iš to dėliojasi tokia mozaika, kad tai yra labai sena praktika. Tai reiškia, kad jinai yra iš esmės senesnė už religiją, senesnė už kitas praktikas ir iš tiesų galima labai drąsiai sakyti, kad tai yra arba viena seniausia, o greičiausiai pati seniausia pats seniausias žinomas sveikatos mokymas pasaulyje. Ir įsivaizduokit, šitas mokymas, kada 10 000 metų išminčiai, mokslininkai to meto, jie tikrina, kaip veikia judesys, su kažkokiu įkvėpimu, iškvėpimu, su taško paspaudimu akupresūros. Ir jie sukuria tobulą mechanizmą žmogui, kad jisai galėtų irgi tapti, artėti prie tobulybės, prie harmonijos. Ir tas žmogus gavęs tą visą sistemą, absoliučiai tobulą sistemą, taip, jisai sako, man čia tas netinka, šitas man irgi netinka, šitą aš nedarysiu, aš darysiu šitą.
Tai aišku, kad kai tu gauni sistemą, tu gauni patarimą, tu gauni sveikatą. Kai tu atsirenki, aišku, kažką tu gauni, negali sakyti, be abejo, kad vis tiek tas kvėpavimas, jisai veikia, meditacija, judesys irgi, kaip sakom, geriau nors truputį judėti, negu visai nejudėti, tai vienas dalykas. Tai kažką gauni, bet čia taip pat yra, kaip, sakykime, kokio nors geriausio pasaulyje dirigento paprašytumėt pašvilpauti kokią nors simfoniją. Aišku, jis pašvilpautų, nėra turbūt didelės problemos, bet ar tai bus simfonija? Tai tas pats yra su ta praktika. Bet čia aš dar noriu, kad nepamirščiau iškart pasakyti, kad kai aš tą kalbu, aš neturiu galvoje žmonių, kurie negali kažko padaryti. Nes yra žmonių, kurie dėl ligų, dėl tam tikrų traumų, amžiaus, kai kurių pratimų tikrai negali padaryti ir tikrai kuksando turi būdą, kaip tos pratimus kompensuoti. Pakeisti arba praleisti, kada daryti. Tai tokiu atveju tiesiog reikėtų, susirasti mokytoją, kuris vestų tuo keliu, galbūt neimprovizuoti pačiam, bet tie sprendimai tikrai yra. Tai jeigu kažką gazdina pratimų gausa arba kažkurie sudėtingi pratimai, tai tikrai nereikia bijoti, bet reikia tiesiog pakelt ragelį, paskambinti arba parašyti ir paklausti, ką daryti. Girdėjau praeitą savaitę frazę, kad galbūt ne praktika netinka tau, tu netinki praktikai, tai taip labai iš tikrųjų ir prajuokino ir kažkur giliai nusėdo, kad galbūt tikrai nelaikas kažkam ateiti dar į tokią praktiką. Ir man iš tikrųjų labai gražu, kai žmonės sako, man dar ne, aš dar jaučiu, kad nelaikas. Ir tada irgi taip, gali suprasti, kad tas žmogus ruošiasi, jis apie tai galvoja ir laukia to starto. Labai gražiai pasakei, kad dar nelaikas, nes kad žmogus netiktų praktikai, turbūt taip nėra. Čia toks gražus labai palyginimas, toks truputį gal to kartais vakarietiško mąstymo, pastatymas galbūt kartais į kažkokią vietą, bet visi žmonės tinka praktikai ir irgi negalima sakyti, kad man netinka kuksando arba aš jam netinku. Tai tikrai tas tinkamumas jisai yra visada, bet tikrai kartais nėra laikas, kartais dar nelaikas. Kartais reikia palaukti ir tokių pasakymų sulaukiam tikrai dažnai. Dažnai ir tokių, kai ateina, aš visada klausiu, kada ateina žmogus į pratybas arba į seminarą, kokį mokymus, visada klausiu, kada jūs išgirdot, iš kur išgirdot apie kuksando ir kodėl atėjot. Ir tikrai labai dažnas būna atsakymas, kad aš pamačiau laidą ar perskaičiau knygą 2016, 17, 18 ir tada aš nusprendžiau, kad aš būtinai turiu pas jūs ateiti. O tu su žmogum kalbėsi kokiais 2024 ir sakai, o tai kas tiek užlaikė. Ir žmogus sako, kažkaip greit prabėgo laikas. Bet Toma, pripažink, kad tai nėra paprasta praktika, kur tu paėmei, kaip įsimetei kažkokią tabletėlę, užtrukai 10 minučių ir išėjai ir galėjai eiti dieną. Tam reikia ir dėmesingumo, ir nusiteikimo, ir gal motyvacija čia nėra visai toks tinkamas žodis. Bet jos irgi reikia. Bet to reikia pasitiesti tą kilimėlį, reikia skirti laiką, reikia susidėlioti dienotvarkę taip, kad galėtum. Taip, ir čia yra 2 dalykai. Vienas tai yra, irgi man buvo labai įdomus atradimas, kada mes darėm su tavimi 14, paskui 7 dienų kursą, kaip pažinti tokią su kuksando, kur ir mes išdėliojame per 14 dienų tam skubančiam žmogui, kad skirdamas vos 15 minučių per dieną, jisai galėtų per tas 2 savaitės susipažinti su kuksando praktika. Ir pasibaigus tom 2 savaitėm, aš klausiu žmonių, kaip sekėsi, ir ten daug žmonių, ten arti 100 turbūt dalyvavo toje programoje ir dauguma sako, mes nespėjom rasti tų 15 minučių. Ir aš tada galvoju, bet tai žmonės, o tai kaip jūs įsivaizduojat, kaip jūs norit būti sveiki, gerai jaustis, jeigu jūs nerandat savo 15 minučių, savo. Ne kažkokiam darbui, ne tiem dalykam, kurie tikrai nesugrius, bet būtent savo, nes, tu tai sugriusi. Ir tada nieko nereikės, ne? Taip. Nieko nebereikės. Ir aš tą kitą dalyką dar noriu pasakyti, kad nepamirščiau, nesakiau, kad svarbus yra 2 dalykai. Tai antras dalykas, tai, ką tu pasakei, labai svarbu, kad žmogus turi susitelkti į save toje praktikoje. Ne tik skirti tas 15 minučių, bet jos turi būti kokybiškos, jos turi būti su minties darbu. Ir mes dėl to dažnai kalbam kuksando praktikoje, aš kitur nesu to girdėjusi, apie minties judesį. Minties judesys tai yra tai, ką mes įsivaizduojam, net nebūtinai tai, ką padarom. Ir jisai mus
suvienodina tuos, kurie yra, sakykime, kažkokie atletai, sportininkai ir kurie padaro bet kokį pratimą, Taip. su tais, kurie galbūt dėl tam tikrų, fizinių apribojimų, sveikatos ar lygų negali padaryti kažkokių pratimų. Bet jeigu jie susitelkia ir jie mintimis pabaigia tą pratimą, mes esam lygus. Nes tas minties darbas, jis turbūt yra stipresnis už tiesiog kažkokį fizinę veiklą. Ir turbūt tavo yra frazė, iš tavo lūpų girdėjau, kad kvėpavimas arba kvėpavimas be minties yra tuščias kvėpavimas. Turbūt ir judesys taip pat, jeigu mes negalvojam tuo metu, ką daro mūsų kūnas, koks pojūtis ateina, neieškom to malonaus judesio, turbūt tai irgi nėra tuščia, bet tada jau nebėra skirtumo, ar tu ateini į kuksando, ar tu eini į bet kokią sporto salę, ar tiesiog kažką padarai kelis pritupimus, atsispaudimus, ar viskas. Tada mes, kalbam apie tai, bet jeigu mes tą judesį derinam su kvėpavimu, su mintimi, nes apskritai rytuose yra sakoma, kad pirmiausia yra mintis, paskui mintį eina energija ir tik tada eina judesys. Arba kvėpavimas, arba visi kiti dalykai. Tai reiškia, kad mintis yra svarbiausia. Viskas prasideda nuo minties. Ir netgi geras treneris sporto klube, kada jūs darot kažkokį judesį, jisai jums pasakys, kur žiūrėti. Nes nuo jūsų žvilgsnio, netgi priklauso, kaip jūs darot tą pratimą, teisingai ar ne, ar jūs teisingai lenkiatės, sukatės. O žvilgsnio jūs nenukreipsit, jeigu jūs prieš tai nepagalvosit apie tai. Tai reiškia, ir mes grįžtam vėl prie to. Mintis ir tik tada judesys. Turbūt nenorėčiau patirti atvirkštinio varianto, kur eina pirmiausia judesys, nes tada greičiausiai vyksta kokia nors trauma arba avarija, nukritimas, užsikabinimas už kažko. To irgi būna ir mes matom, kai nebūnam ten, ką veikiam, įvyksta visko. Šiandien ryte perskaičiau tokį iš mokslinio straipsnio informacija, ten buvo apie hormonų darbą, apie dopamino gamybą, kad tada, kai mes patiriam malonumą, hormonai susidėlioja į savo vietas, visa veikla. Kuksando nuolat sako, kad patirkite malonumą praktikoje. Taip, pirmiausia, turi būti malonu, taip. Ir iš tikrųjų tai nėra tik tai skambi frazė, kuri mus gerai nuteikia praktikoje. Tai yra vėlgi daug giliau. Tai yra užprogramuota mūsų organizme. Taip, ir mes turime, apie ką tai yra. Tai reiškia, kad mes turim labai klausytis savęs ir mes turim daryti iki tol, kol mums yra, komfortiškas tas judesys, malonus. Gal komfortiškas ne taip pasakiau, vis tiek mes turim bent milimetrų pasistengti padaryti daugiau, bet mes neturim plėšti, mes neturim daryti, kada mums skauda, kada mes jaučiam kažkokius nemalonius pojūčius, nereikia skubėti, nereikia į nieką lygiuotis, mes visą laiką turim būti savo viduje. Ir tada mes išvengsim traumos, mes nepasitempsim, nepasisuksim ir turbūt mums tada bus motyvacija didesnė. Nes kaip sako, kad meistras Žinmok labai gražiai sako, jisai sako, jūs su malonumu darykit kuksando, nes čia jūs paskyrėt laiką savo, o laikas savo yra pats brangiausias laikas gyvenime. Tai reiškia, kad mes turim jį, su didžiausiu pasimėgavimu išnaudoti. Ir čia tu prakalbai apie vertybinius dalykus, apie vertybių sistemą, kur labai daug kalbam apie tai, kas tau gyvenime yra vertybė. Tai dažnai mes pamirštam, kad vertybė yra mūsų sveikata ir gyvybė, o į tą pirmą sąrašą kartais pastatom kažką kitą. Taip, čia ir kaip tas, gal banalus pavyzdys, bet kaip ir oro lėktuve skrendant, jeigu kažkas atsitinka, pirmiausia, kaukę turi užsidėti savo ir tik tada padėti kitam, nes kitaip ir kitas liks be pagalbos ir tu jau savo nebepadėsi. Grįžkim prie kuksando dar. Kuksando praktika susideda iš tavo minėtų dalių. Jeigu žmogus nori atrasti filosofijos, dvasinio augimo tam tikrus dalykus, to gilaus mokymo, ar kuksando gali ir kitaip pasiūlyti? Be abejo, kaip mes kalbėjom, kad tai yra 1000-metis mokymas, jisai yra kilęs iš, jeigu mes žiūrėtumėm į kuksando kaip į tokį didelį medį, tai jo šaknis tai būtų Dao visa filosofija. Tai būtų 5 elementų teorija, tai būtų Yin ir Yang teorija, iš esmės visa rytų medicina. Tai tos šaknis tikrai yra labai gilios ir labai ten galima rasti ir filosofijos,
ir medicinos, ir gydymo, ir visko man atrodo, ko reikia. Apskritai kuksando tai yra mokymas apie žmogaus tokią sąjungą, sąlytį su gamta, su visa visata, buvimu ta dalele, kad mes esam būtent dalis viso kosmoso, kaip sako meistras Jean Mok. Mažas kosmosas, ne? Ir kai tu pradėjai, kad tai yra labai senas mokymas ir greičiausiai vienas iš seniausių, labai daug kur kuksando apie gamtą kalbas, ryšys su gamta, turim grįžti į gamtą, turim žiūrėti, kas vyksta gamtoj ir nenutolti, nes tada pradėsim sirgti, turbūt atsiras dar daugiau įvairiausių žmogiškųjų nelaimių. Tai turbūt dėl to tai irgi galima sakyti, kad vienas iš seniausių mokymų, nes taip arti gamtos, taip arti to. Taip, jie viskas sieja su gamta ir tokie yra kartais net labai įdomios tokios, smulkmenos, kaip pavyzdžiui, kad žmogus turėtų valgyti daugiau maisto, kuris yra būtent tuo sezonu ir iš jo regiono, ne? Kad mes nesižavėtumėm tais atvežtiniais dalykais. Ir čia yra pirmiausia ne todėl, kad, tarkim, atvežtinė braškė bus apipurkšta chemikalais, kas irgi nėra gerai be jokios abejonės, bet todėl, kad mūsų protas iš tų senų laikų, jisai yra kaip veikia smegenis. Jie anksčiau, kol tų kelionių visokių nebūdavo, tai jeigu tu valgai braškę, tai smegenis fiksuoja, kad yra vasara. Taip. Ir dabar, kada mes valgom braškę žiemą, smegenis nebesupranta, kas vyksta. Nes tarsi vasara, bet aš išėjau į lauko tenai -20. Ir nebeaišku, kiek saugotis, kiek tą imunitetą stiprinti ir silpninti. Čia aišku toks labai paprastas ir labai primityvus pavyzdys, bet iš tokių dalelių ir susideda. Tai tas ryšys su gamta yra labai svarbus. Ir kuksando grąžina tą navigaciją. Žmogus gali naviguoti gyvenime, susigrąžinti pojūčius, susigrąžinti poreikius, kuriuos taip barstom ir išbarstom. Išbarstom turbūt su laiku, su amžiumi, nes kai mes gimstam ir esam maži, žinom, ko norim, o vėliau tai pametam. Tai link ko aš vedu, link to klausimo, kada žmonės ateina į kuksando ir kokio amžiaus žmonėms tinka praktika. Labai iš tikrųjų geras klausimas ir reiktų pradžioj turbūt pradėti nuo to, kad kuksando tai yra puiki sveikatos prevencijos priemonė, kada darydami kuksando mes tikrai labai galėtume atitolinti įvairiausias ligas ir negalavimus. Bet dėja, žmogus kol kruta, jisai kruta ir jis to laiko savo neranda ir ypač tokio laiko, kur reikia judėti, kažką čia derinti, skirti laiko, susitelkti, kai šiais laikais ta informacija keičiasi, viskas įdomu, visur norisi ir žmogus yra tinginys, visi mes tokie. Tai pamečiau dabar, aišku, mintį bekalbėdama. Apie amžių. Apie amžių ir apie tą išbarstymą. Taip. Tai pas mus dėja ateina žmonės, kurie jau turi problemų. Daugiausia ateina tokių, kuriem jau kažkas skauda, kaip tau, pavyzdžiui, buvo migrenos, kažkas neužmiega, kažkam skauda nugarą, kažkas yra tiek įsitempęs, tiek stresuoja, kad jau apskritai nebegali gyventi. Ir todėl dauguma žmonių turbūt yra tokie jau, suaugę žmonės, jauni, brandų žmonės arba jau brandesni, vyresni, bet jau tie, kurie dažniausiai jau gyvenime kažką truputėlį pasiekė ir jau jie, jau kaip ir galėtų gyventi, kaip sakyt, pilna krūtine, bet negali. Nes yra stresas, yra per visą tą laiką užspausta, įtempta, nerimas, panikos atakos, nemigos ir visi šitie dalykai, tai čia yra, turbūt dažniausia dėja ateina su tokiamis problemomis, ateina ir su labai sunkiomis problemomis ir lygomis. O kalbant apie amžių, tai kuksando yra tinkamas bet kam, nes yra sakoma, kad jeigu žmogus gali kvėpuoti, jisai gali daryti kuksando. Tai pas mus buvo jauniausia, tai 6 metų Liepa, prabuvo visą Jean Moko seminarą, tokį kaip tu praeitą mūsų susitikime kalbėjai, kur buvo 5 dienos nuo ryto iki vakaro, tai išbuvo visas dienas, viską darė kartu su mama ir vyriausias buvo Lakūnas iš Panevėžio, jam buvo virš 90. Tai čia yra atsakymas, kad bet kas gali praktikuoti kuksando. Aš dar noriu tada tokį gal retorinis čia mano klausimas, man jisai visą laiką kyla. Ar galima į kuksando ateiti dėl to, kad tai yra tokia estetika, kad tai yra pagrįsta
tūkstantmetėm žiniom, kad yra labai graži apranga, kad tai yra tiesiog įrankis, kurį aš noriu paimti ir turėti. Manau, kad taip. Aš manau, kad netgi priežastis, dėl ko žmogus atėjo į kuksando, kaip Džinmokas sako, priežastis nebėra svarbi. Svarbiausia, kad žmogus atėjo ir kad įžengė pirmą žingsnį. Ir nors dažnai pasitaiko, kad antras žingsnis būna, pavyzdžiui, po metų ar po kelių mėnesių, nebūtinai, kad žmogus atėjo ir iš pirmo karto jam viskas pasisekė. Labai daug kas lyg užsiveda, bando, paskui kažkas nutinka, darbai užspaudžia, vėl to laiko nebėra, vėl pabandai grįžti, bet tu jau esi tame kelyje. Vieną kartą tu prisiminsi akupresūros tašką, kitą kartą prisiminsi, kad galbūt kvėpavimas tave nuramins, trečią kartą galbūt padarysi ryto pratimus ar ne, atsipalaidavimo ir pasijusi geriau. Tai visa tai yra kuksando. Ko galima išmokti kuksando ir naudoti kasdienybei? Paprastam gyvenime. Tai pirmiausia kvėpavimo, nes jeigu mes kvėpuojam neteisingai, čia turbūt reikia atskirą susitikimą daryti vien kvėpavimui, tai prasideda visi tie negalavimai, apie ką aš jau kalbėjau ir tu kalbėjai. Tai kvėpavimas, tada yra tikrai labai daug trumpų meditacijų, kurios labai efektyvios, tai yra ir minutės, ir 5 minučių meditacijos, kurios jos, nenuramins proto, nirvana neatsitiks, nušvitimas neįvyks, bet nusiraminti ir susitelkti tikrai galima ir labai labai efektyviai, tikrai labai greitai. Galima akupresūros taškai, nes žinant elementarius 10 taškų, kurie yra meistro Džinmoko atrinkti, labai kruopščiai ir analizuojant visą tą tūkstantmečių mokymą, jie yra lengvai randami, lengva paspausti tiek savo, tiek kitam ir ypatingai efektingi. Tai yra kaip pirmos pagalbos rinkinys, tada kaip pirmos pagalbos rinkinio nėra. Vonios. Taip, kuksando vonios, galima dabar moderniai sakyti spa procedūros, kurios irgi nuramina, sutelkia energiją, atpalaiduoja nebūtinai prieš miegą, gali atpalaiduoti ir prieš arba po kažkokio labai rimto dalyko, kuris sukelia didžiulę įtampą. Ir beje, prieš tai buvusiam mūsų pokalbėje tu pasakoji, kaip šiltas vanduo gali padėti kepenims ir jeigu ištiko kažkokia didelis. Pačiam nuovargiui didžiuliam. Taip. Tada mityba. Žinodamas pagrindinius mitybos principus, žmogus irgi gali labai savo padėti. Ir čia nebūtinos labai gilios žinios. Čia reikia, kaip tu sakei, nenutolt nuo gamtos ir nuo savęs. Bet reikia tą žinoti. Čia irgi yra mokslas. Kuksando kaip ir didelių reikalavimų mitybai nekelia, bet kad iki to ateiti ir tuo naudotis, vėlgi reikia praeiti kelią. Reikia. Vienas dalykas, kad kuksando pirmiausia tai nieko nedraudžia. Taip. Nėra taip, kad negalima valgyti mėsos arba ten pieno arba kažko. Reikia išsiaiškinti, kas jums tinka. Vienam tokia mėsa, kitam kitokia, vienam pienas tiks, vienam karvės, kitam ožkos, trečiam migdolų, čia visi mes skirtingi, bet draudimų jokių nėra. Bet kitas dalykas labai įdomus, tik iki jo, kaip tu sakei, yra ilgas kelias. Tai yra, kada žmogus iš esmės žmogus yra tokia būtybė, kuri kada yra harmonijoje, turėtų jausti, ko tam žmogui reikia. Ir kiekvienas mes turim jausti, ar mums dabar reikia valgyti ar nereikia, ką valgyti, kokį produktą, kuo jį paskaninti ar kaip tik niekuo, ar mes norim gerti. Mums tikrai nereikia visiems vienodo litrų skaičiaus vandens per dieną. Vienam reikia tiek, kitam galbūt 2 kartus daugiau. Ir mes tą turėtumėm jausti. Bet žmogus, aišku, stresas, nervai, mintis, mes nutolstam nuo savojo aš ir mes nieko nebejaučiam. Tada, aišku, mums jau reikalingas mokymas, kuris mus po truputėlį gražintų ir kuksando gali gražinti ir gali tuo pačiu pasakyti esminės taisyklės, kuriomis vadovaudamėsi mes irgi po truputį keliausim link to savo prigimties. Šiuolaikinis žmogus patiria daug streso. Turbūt patirdavo ir anksčiau, arba tiesiog mes nebeturim įrankių susitvarkyti su stresu, nes stresas jisai egzistuoja ir jisai bus, ir jo netgi reikia, ne? Nes jo visiškas nebuvimas irgi yra stresas. Bet ar kuksando moko, kaip sutvarkyti savo emocijų galbūt dalį? Nežinau, ar tinka žodis sutvarkyti, pažinti, gal atpažinti, galbūt, Aš sakyčiau, sutvarkyti, užsukti teisingai tą energijos cirkuliacijos ratą, nuo kurio mes ir pradėjom, nuo žodžio energija, nes kada energija cirkuliuoja ne taip, kaip reikia, emocijos kaupiasi krūtinėje,
Ir tada, kada jų yra čia daug, vos nedidelis kažkoks dirgiklis ir tos emocijos sprogsta. Tada mes rėkiam, mes pykstam, mes galbūt svaidom kažkokius daiktus, verkiam, raudam, visa tai, ko mes nenorėtumėm, kad prasiveržtų, prasiveržia. Tai tos emocijos kaupėsi čia ir labai yra įdomus dalykas, korėjiečiai netgi žodį pyktis iš jų kalbos išvertus, jie sako paleidau karštį. Tai reiškia tą susikaupusi karštį emocinį, taip, iššovė tas visas karštis. Tai ir aišku, kada tu žinai, kaip tas vyksta, žinai sistemą, kodėl tas yra, tai tu žinai, ką daryti. Kaip tą ratą užsukti taip, kad ta emocija nebesprogtų. Nes pagal rytų mediciną iš esmės yra abu būdai neteisingi. Ir paleisti emociją, ir ją laikyti. Jin tiesiog, kada energija cirkuliuoja, ta emocija tiesiog jinai kažkaip išsisprendžia, jinai neužsilaiko su tokiu skausmu, kažkada išsiveršiančiu, ir jinai nėra paleidžiama tuo pačiu, nes tas paleidimas emocinis, toksai klykimu, verkimu, rėkimu, jisai irgi yra nesveikas. Jis galbūt vėlgi nėra natūralus, toks koks ir turėtų būti, nes emocija jinai atneša žinutę, kad kažkas vyksta, pamatyk, pažiūrėk ją, ką daryti su emocija, tiesiog ją noris dabar sakyti, prasukti, kai žinai tą ratą, tą sistemą. Kažkokiu ratu prasukti arba tiesiog patirti, išgyventi. Vienintelis, ko jinai ateina, kad ją patirt. Ir reiškia, ir čia kuksando gali padėti. Gali, taip, emocijos pirmiausia nurimsta ir aš kažkada, kai mes kažkurioje laidoje kalbėjome apie mano tą kelią į kuksando, ir aš irgi sakiau, kad pirmas dalykas, kurį aš pajutau savyje, kai pradėjau praktikuoti, tai kad mano tas degtukas, tas emocinis, jisai užgeso. Aš netapau abejinga, bet, nebesprogsta tos emocijos. O sprogdavo labai. Turbūt jau šiam kartui mes žinių pasidalinom pakankamai. Tai kuksando kas yra? Tai yra sveikatos mokymas? Sveikatos mokymas apie žmogaus gyvybės energiją, jos cirkuliaciją. Tai yra kvėpavimas pirmiausia, judesys, meditacija, akupresūra, mityba. Tai yra gyvenimo džiaugsmas. Tai turbūt šituo ir užbaigsim mane šiandien. Ačiū labai. Ačiū tau ir kitą kartą pasidalinsim kitom įdomiom žinutėm. Galit visą laiką mums parašyti, ką norėtumėt dar išgirsti. Tai iki kitų susitikimų. Iki.